Atvykome į San Blas pakrantę ir susitikome mūsų senus draugus, Emanuelis ir Manį. Laukiame dabar mūsų laivuko. O čiko pieste kuolį. Kaip mažutė vežinytė. Idealas. Kai pas mūsų automobiliai, tai pas kūnus iš vieno medžio išdrožtas laivas. Kiekvienas indėnas turi kanoją, o neatsiejamas nuo kanojos dalykas yra irklas. Būtent tokia kūnų irklo forma. Čia pagrindinė gatvė šitą. Pagrindinė tai didelė tokia jau atverė, sakyčiau. Pastebėjot, kiek daug šviesoforų, kiek daug mašinų, visi pypsina, visi skuba. Pastebėjot? Revoliucijos vėliava. Iš tikrųjų ženklas, kaip ir daugelį šalių, simbolizuoja savo, kad ir šiemet 90 metų, kai kūnai švenčia savo nepriklausomybę. Hola! 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 Asiri. Štai ir atėjom į mūsų kiemą. Čia yra mūsų kiemą. Parodysiu, kur mūsų namas. Be langų, tik tai durys. Kam tie langai, kai visur viskas matosi? Pro mažus bambukų tarpelius. Maniai. Eider que sopa? Kaip paprastai statosi namai pas indėnus kūnų salelės. Ir audros būna vėjai. Nieko nei nupučia, nei ką. Palmių lapai stogas. Kaip viskas yra žavu, kai yra taip paprasta. Prašau, kokia architektūra. Tikom keletą gerybių, o tokių va. 6 vežliukai. Nu tokiam akvariume. Mes irgi akvariumą namuose turim. Biški mažesnį. Dabar nuvesiu jūs, kur karalius jau be mašinos važiuoja. Atsakykit man į vieną klausimą. Kur romantiškiau tu gali nusilengvinti? Grinai jūroje viena sodybėlė, galima taip vadinti. 100 kvadratinių metrų plotelis. Seniokas augina šteles, gaidžiukus, kiaulytę. Reikia mokėti daug kalbų. O ką jūs galvojate? Visi čia valgo kalbosius. Geriausias degimo būdas – išlukštento kokoso vidų įdeda į žaizdrą ir taip greitai užsidega džiovinto kokoso šitie lukštai. Hola! Pulpito! Dabar vyniojam valą, ruošiamės rimtai žvejybai. Tikrųjų buvo jūrinis valas, atlaikantis 20 kg žuvį. Turiu pagalbininkų. Sėmėm labai daug ir limonadų, ir truputį servesito. Panelė, sakykit, kur dabar mes plauksime? Neturiu nei žalio supratimo. O aš turiu. Išplaukėm į tolimuosius vandenis. ¿Y la entrada la tuviste? También. Medeliai tokie, ne? Iš jų ir daromos kanojos. Rimti. Keliaujam per džiunglės, brendam per upes, kuriuose knibždo krokodilų. Va tokie va pas mus indieniški reikalai.
Kiek čia kilų? ¿Cuántos kilos? 3 libras mínimo. Wow, minimum 3 libras. Balandžio vidurio galima gaudyti langustus, o nuo balandžio 15 6 mėnesius yra uždrausta gaudyti ir netgi čia pagal įstatymą galima atsidurti kalėjime. Įdomu, kokią radio stotį pagausim. Radio station. Ajá, una antena de radio ese. Radio centras. Su vyniu arba su aštriu daiktu čia kala, tada ištraukia tą mėsą ir jinai tikrai tokia saldokai, nu tokia įdomi. Tradiciškas kūnų maistas, bananai žodžiu, arba platanai, tunas, ką tik pagautas. Mūsų vakarienėm. Vaizdelis prabangus, net nėra žodžių, čia stalas nuplotas omarais, langustais. Žalias kaip prie lapų. Kokias mielas. Vieną šaknį įleidusi žemę. Va, ir tuoj bus palmė. Palmytė jau tokia kaip reikalas, nu ir matosi. Sėkla. Ui. O, čia tie įdomus krabukai, kur kriauklėje apsigyvenę. Eik namo. Vardžiau biškį į namą, reikia gražinti vietomis. Indienai buityje naudoja šios vaisius ne valgymui, bet įvairiausių indų gamybai. Išpjauna arba pasidaro tokius bliūdus. Emanuelis žiauriai mikliai daro viduoklės. Ir kaip sakė jo senelis, tai iš viso buvo 5 sekundės ir padaryta. Žmonės dėl nieko nesinervuoja. Kažkaip viską nuleidžia juokais, jeigu ir kas ištinka, pasijuokia. Ir va taip gyvena su baltais dantim, gražiais plaukais, sveika oda ir tyra širdim. Uno, dos, tres. Ketvirtą kartą atvažiuoju į šias nuostabias salas ir kaip ir Edit sakė, 5 metus jau mano baltasis sūnus nebuvo atvažiavęs. Dabar aplankiau ir taip iš tikrųjų labai jaukiai vėl apkabino, sako, ir taip pavadino. Labas, sūnau. Ruošiamės išvykti į salelę, dabar turim pasiruošti normaliai, nes sala nedidelė. Mano 39 gimtadienis, patekome į žvaigždės salą, taip vadinasi Niskua kūnų kalboje. Saloje gyvena viena šeima, aplinkui nesveikai žydra jūra ir tos juodos dėmės tai yra Sardinijos. Pilna jų, Senjor Lalo, šitam ponui priklauso visa sala. Gerai, o kaip be Karibų jūroje be Romo? Emanuelis ką tik pririnko
Pririnko, kaip grybo, ne? Šiais metais Indėnų kongresas priėmė tokį įstatymą, kad negalima žvaigždžių ištraukti iš vandens. Į viršų iškelti nelabai gerai jo. Ai taip atrodo barakuda. Ne tos, kur Laisvės alėjoje, o to čia biški kitokios barakudos. Ir kablys, kaip pas normalų tikrą bachūrą. Kaip tarėm, tai padarėm. Barakuda. Subėgo visas kaimas pasižiūrėti. Visas 2 namų kaimas. Wow. Šiaip tai yra vėjašuvė. Kai kepi jos kaulas pasidaro labai žalias. Masytė. Sudomino, ne? Iš kur čia garsas kilimta? Kas dar domina? Nosis sako, aišku. Slidi, per slidi biškį. Geras paplūdimys, ką? Parinkau, kur mažiau žmonių būtų. Žmonių nėra, o žmona nesutrukdytų? Nu, gerai. Štai mes ir Panamoje. Panama – industriškiausia Centrinės Amerikos valstybė. Tai čia buvo filmuojamas Jamesas Bondas, kažkoksai tai epizodas. Vat būtent prie šito namo. Stoviu Panamoj prie lygiai tos pačios vietos, kur kažkada buvo filmuotas videoklipas Window of My Soul. Kaip žinote, jį rodė ir Baltic MTV, ir Europe MTV. Todėl man labai smagu vėl netyčia šitoj gatvelėje pamatyti tą pačią vietą. Labai smagu sugrįžti į šias gatves, kuriuose jau prieš 5 metus teko vaikščioti, kas iš tikrųjų nėra pasikeitę. Tos pačios duris, tas pats dėdukas vos nesėdintis prie tų durų. Užeini pro duris kažkur tai į namus, o čia ne namai, o tiesiog. Karnavalams, įvairiausiams fiestoms ir renginiams daromos dekoracijos. O čia yra skruzdėliukas Nemo. Memo. Bemo. Bebo. Žydrūnai Savickai, laikykis! Šis Panama Viejo bokštas iki šiol yra vienas iš Panamos simbolių. Buvo ir ant pinigų, ir ant pašto ženklų. Ir nuo to bokšto chebrytė, kai pamatė, kad atplaukė visa Morgano, ten jau to pirato flotilė, susirinko staigiai visus daiktus ir per pelkes, per miškus, per džiunglės išvarė į tą vietą, kur dabar yra Casco Viejo. Ten ir pasiliko. Ir dar svarbus faktas, kad prieš išeidami žmonės viską čia sudegino ir piratai tie tokie, kas čia, kaip čia, ką, kur jie dingo, nieko nėra. Nu, va tokia istorija. Donaldo Trumpo viešbutyje, 66 aukšte, nuo kurio atsiveria iš tikrųjų nuostabūs vaizdai. Šiuose pastatuose galima išsinuomoti butą. Tai viso labo kainuoja $1600 per mėnesį. Panamos kainomis tai nėra brangu, bet yra gana griežta atranka renkantis gyventojus šiuose pastatuose.